Va, geri ledai. Grįžom pagaliau ir dabar valandą važiuosim iki Neapolio, iki savo viešbučio. Dabar stojom dar į tualetą, kas kur ten, kam reikia ir tada jau judėsim. Pasižiūrėjom lenktynės žirgų ir atvarėm į miestelį. Įdomiai galvojom pasižiūrėti. Galvojom tiesiog žirgų ir žiūrim, varžybos vyksta. Ir nuėjom pasižiūrėti. O dabar turistaujam. Šiandien keičiam viešbutį, išvažiuojam iš savo ten to Neapolį ir važiuojam kitur apsižiūrėti dar 2 ar 3 dienom, o dabar stojam tiesiog pasivaikščioti. Važiavom į naują viešbutį ir einam dabar pavalgyti. Mano brolius Kas žliumbė, kas eina valgyti, kaip sakant, bet visi juda. Važiuojam į kambariuką su golfo mašinyte. Žiūrėkit, žodžiu, kai kas nutiko. Nėra kito rakto. Aš galvoju, suku ir taip sukasi kaip plastelinas. Ir aš nesuprantu, grinai. Kučių reikia. Uostas tiesiog? Aha. Oro uostas. Tai va, į ką mėgosim tikriausiai lauke arba eisim į paplūdimį. Lema bainai, esu mėgojęs paplūdimį. Atėm, tu visai šalia paplūdimį. Nice. Tarasme, jūs pažiūrėkit, ant kiek daug. Čia yra grinai viešbutis. Čia dar toliau yra eina. New day, new beginning. Atsikėlėm dabar. Nežinau, kiek dabar valandų. Sulaukiam visų ir eisim valgyti. Ne visų čia, tai nelauksim, aišku. Tai šiaip vakar, kai nulaužiau raktą, tai recepšinė sakė, kad dažnai tai būna, tai patokia. Aš nežinau, bet tipo, jau būna taip šiaip, kad nori paslinkt gultą ir jis tiesiog... Ir tas gultas tiesiog pradėjo žemyn leistis. O čia šitai. Važiavom į Heros šventyklą. Nu va, ką jau einam į lėktuvą ir pagaliau į namų. Ne tai, kad pagaliau, šiaip labai fainai buvo. Ok, arrivederci.